31 metai ir jau kalėjime? Na taip. Ir ne viena kalėjime esat? Ne, esu su vaikom. Su vaiku. Kada pagimdėt visi? Kovo 7 dieną. Tuo metu jau buvai kalėjime? Taip, buvau. Jau buvai kalėjime, Aš ne? atvažiavau čianais atlikti bausmę, pati susirinkau visus daiktus ir prisistačiau pati kalėjimą. Ir man buvo... Tau buvo skirta bausmė ir tu tiesiog net nelaukiai, kol pradės... Aš pati viską pasiskambinau, pasakiau, kad atvyksiu. Gal kažkam tai keista, kad pasirodė mane su 10 metų, 6 mėnesiais, tai nemažas didelis. O. Tai yra, bet norėjau greičiau, kad viskas pasibaigtų man šis košmaras. Tai atvykau į Panevėžio kalėjimą su visais daiktais. Pagyvent. Taip, apsustoti, kino stotelė, kaip sakoma. Nemokamas viešbutis, kaip sakoma. Nu. Tai dabar atvykau, aš 8 mėnesių buvau su vaiku ir nes čia. Tai čia irgi pagimdai? Taip, čia ir gimdžiau. Tai vat po truputį viskas pradėjau gyveninti, čia neįsisukurti. Ir tos sąlygos gal buvo daug ko trūko pradžiai, bet prašiausi, kovojausi, nes vaikas nėra nuteisasis, tos pačios ir vonelės, daug. Elementarių dalykų turbūt, ne? Taip, daug, nes vaikui iš tikrųjų reikia užtikrinti visas sąlygas, kad jis čia turėtų. Nesvarbu, kad aš esu nuteistoja ir atliekanti bausmę, nes tai yra kiekvieną kartą prikaišoma, kad tu nuteistoji, tu atlieki bausmę, tu supranti, kur tu randiesi. Tai čia faktas, kad aš suprantu, kur aš randuosi ir aš kalėjime randuosi. Taip, ne kurorte. Taip. Bet visą laiką tai tu gauni kalbiesi iš aukštesnių. Čia pareigūnų. Viršininkų jau, ne, tai visą laiką. Tu esi nuteistoji, tu žinau, kur tu esi. Tai aš taip ir sakau, aš žinau, kur aš esu. Aš žinau, kad aš atlieku bausmę čia. Ir ta prasme, kad vaikas ir mano yra dabar turintis alergiją. Ir aš viską gal turiu iš daktarų rekomendacijas. Būna daktarė, kad važiuojame į laisvę, vykstame su vaikų apžiūrai, skiepams. Ir tenai daktarė sako, kaip jums reikia pampersam. Leidimo, ne? Daktarė pačiai šokas yra. Todėl tai reikalauja jūsų įstaiga. Kodėl negali jūsų įstaiga tai pasirūpinti? Nes čia elementariausias dalykas, nes jeigu vaikui nuo mažens, aš jau nuo gimimo atsivežus tą, ką aš turėjau ir pripratinau vaiko nuo mažens, tarkim, pampersus dėti, ne, kažkokius šampūnus naudoti, kad nesualergizuotų vaiką, ne, tai aš turiu gauti ant bet kokio daikto, kurio vaikui reikia, turiu gauti už daktario rekomendaciją. Ir tai daktariai buvo labai keista. Kaip sako čia tai? Kaip taip gali būti? Sakau,